Sveiki, mėlyjeji. Štai ir baigėsi rugpjūtis, vasara ir mėnulio mėnuo. Ši paskutinė rugpjūčio savaitė tai ir paskutinė mėnulio mėnesio savaitė. 4. ketvirtis. Tai reiškia, kad apibendrinam darbus, juos užbaigiam, ieškom klaidų ir jas taisome. Savaitė bus sėkminga, naudinga. Padės pažvelgti iš šalies į tai, ką darėme ir objektyviai įvertinti. Padės atrasti klaidas. Viena sėkmingiausių savaitės dienų bus pirmadienis. Tad nemanykime, kad pirmadienis ta bloga diena, kai nieko nereikia daryti. Nepraleiskit progos. Būtent šis pirmadienis naudingas, sėkmingas, kai daug kas gali apsisukti jum palankia linkme. Tai netikėtos sėkmės, tai naudos metas. Kai pavyksta išspręsti anksčiau neįsprendžiamus klausimus. Ar jie būtų susijęs su jūsų veikla, su finansais, ar su asmeniniais santykiais, draugiškais ryšiais, o galbūt širdies problemomis. Būtent tądien verta pasikalbėti su mylimu žmogumi apie jūsų santykius. Jei norite įsigyti meilės amuletą, beje, geriausiai tądien būtų pirkti kaip meilės amuletą rausvą kvarcą. Palanku būtų ir žydro atspalvio lazuritas. Tad pirmadienis puikus laikas, nors tai ir mėnulio diena. Tai reiškia, kad veikiam neskubėdami, bet veikiam, netidėliojame. Antradienis irgi būtų sėkmingas, bet tai jau kiek įtemptas metas pagal mėnulio kalendorių, tai 23 mėnulio para, kai būtent keičiasi fazės, 3 fazė pereina į 4. Ir tai gali sukelti tam tikrą įtampą, neramumų, nors diena pakankamai irgi sėkminga reikalų tvarkymui. Tiesa, piniginiuose, turtiniuose reikaluose būtina atida. Būtent tądien gali padaugėti ir sukčių. Sukčių reikėtų pasisaugoti ir trečiadienį, nors piniginių turtinių reikalų tvarkymui diena puikiai. Sėkmingas ir ketvirtadienis įvairiem reikalam. Tiesa, piniginius turtinius reikalus reikėtų susitvarkyti iki pavakarės. 16:24 Venera pereis į svarstyklių ženklą. Deja, svarstyklių pradžia gana nepalankus metas, tad nepatarčiau jau vėliau tvarkyti piniginius turtinius reikalus. Bus nepalanku pinigus investuoti, pirkti vertingus daiktus ar eiti į romantišką pasimatymą. Taip pat netiks aiškintis santykių su antraja pusė. Tai tas laikas, kuris gali priartinti skyrybas. Šiuo klausimu gana nesmagus bus ir penktadienis. Pirmoji penktadienio pusė iki 12 valandos. Tad nors penktadienis ir puikus laikas pagal Saulės kalendorių, tikrai geras finansinių problemų sprendimui, socialinių reikalų tvarkymui. Tačiau iki 12 valandos nepalankus laikas nei piniginių turtinių reikalų tvarkymui, nei asmeninių meilės santykių aiškinimuisi. Antra penktadienio pusė puikiai pirkti vertingus daiktus, organizuoti šventes, ir eiti į romantišką pasimatymą. Su meilė susijęs ir šeštadienis. Diena itin palanki moteriai. Tad meilės pasimatymam tikrai puikus laikas. Diena bus palanki pirkti papuošalus, gražius drabužius ar dovanas mylimam žmogui. Kadangi tai moterų dominavimo laikas, būtent vyram gera proga kažką mielo nupirkti savo mylimai moteriai. Sekmadienis, rugsėjo 1. Galbūt galima pasidžiaugti, kad kaip puiku, kad mokslo metai prasideda sekmadienį. Nes sekmadienis valdomas Saulės, o tai optimizmas, džiaugsmas. Saulė taip pat ir vaikai.
Tai suteikia viltį, kad šie mokslo metai vaikams bus džiugus. Pagal Mėnulio kalendorių tai 28 Mėnulio diena, kuri taip pat siejama su jėga bei harmonija. Vilsimės, kad šie mokslo metai bus džiugesni, sėkmingesni negu praėjusieji. Beje, nors sekmadienis ir Saulės diena, kuri siejama su meilė ir šventėm, bet būtent šis sekmadienis nėra tinkamas audringiam šventimam bei romantiškiam pasimatymam ar pažinčių užmezgimui. Na, o tiem, kas sekmadienį jau planuoja savaitės darbus, patarčiau bent jau pirmadieniui neplanuoti nieko svarbaus, nieko atsakingo. Tai Mėnulio mėnesio pabaiga, kai netinka nieko naujo pradėti, nieko neinicijuoti. Tai baigsis prastai. Beje, diena visiškai netinkama šventimui, alkoholio vartojimui. Tad santūrumas, atsargumas ir saikingumas. Būtent šiai dienai bus labai svarbios savybės. Nuo prognozės 12 zodiako ženklų skaitykite palmyroshoroskopai.lt.